Šiandien kalbėsime apie kovą tarp paremto mokslu ir jaučiu. Pasidalinsiu pamastymais apie visuomenę bei savo pačios jautriais išgyvenimais. Prieš pradedant noriu pasakyti, kad tiek mokslas, tiek intuicija abu turi savo vietą ir abu yra ypatingai svarbus mūsų gyvenime. Tačiau apie ką kalbėsiu šiandien, tai yra disbalansas. Tai pradėkime nuo visuomenės ir nuo to, kame gyvename dabar. Tai logika šiuo metu yra svarbesnė dažnai už intuiciją, už pojūčius. Taip pat labai daug dėmesio yra skiriama veiksmui, produktyvumui, efektyvumui ir mažai yra skiriama dėmesio intuicijai, pojūčiams. Gal dėl to pastaruoju metu yra taip akcentuojama emocinė sveikata. Dėl to, nes mes tarsi nebemokame įsiklausyti savo pojūčius, į savo kūną, nebemokame natūraliai įsiklausyti save, nes labiau praktikuojame tą loginę energiją. Mažiau taip pat būname ramybėje, nes ramybė kaip tik yra priešinga energija veiksmui, produktyvumui. Ir vien tas faktas, kad kai kurias moteris erzina arba galbūt netgi žeidžia tas, kad logika yra vadinama vyriška energija, rodo kai ką svarbaus. Kurį laiką aš nesupratau tų žmonių, kurie pyko ant to sulyginimo, sugretinimo vyriškos energijos ir logikos. Bet tada supratau, kad jei žmogus pats laiko logiką kažkuo tai aukštesniu, svarbesniu, svaresniu už emocijas, už pojūčius, už intuiciją, tai sugretinimas tai su vyriška energija natūralu, kad žeidžia tas moteris, nes gaunasi taip, kad pagal jų požiūrį yra sugretinama kažkas, kas yra aukščiau, svarbiau, su priešinga lytimi. Tai automatiškai gaunasi, kad tokia jos išvada, manau, pasidaro savo galvose, kad jos tarsi yra žemiau. Tačiau jeigu žmogus neišaukština logikos ir laiko logiką vienodai vertinga kaip ir intuicija, kaip ir pojūčius, tada to įsižeidimo kaip ir nelieka, nes tos abi energijos jos yra vienodai svarbios, vienodai galingos. Ir kai kalbam apie vyrišką ir moterišką energiją, tai nereikia to priimti tiesiogiai, nes tiek vyriškos, tiek moteriškos energijos turi visi. Kiekviena moteris, kiekvienas vyras turi abiejų energijų, tai galbūt vienos dalies šiek tiek daugiau, kitos mažiau. Tai čia nėra apie tai, kad esi logiška, tai jau esi kažkokia vyriška. Ne. Tiesiog, kad tai yra viena dalis yra siejama, vadinama vyriška energija, kita moteriška. Grįžtant prie temos, tai, kad šiuo metu gyvename labiau vyriškoje logikos energijoje, yra blogai tiek moterims, tiek vyrams. Ir tai veikia labai mūsų santykius, mūsų gyvenimo kokybę. O kai vyrauja energijos disbalansas, tas trūkumas vis tiek turi kažkur tai būti kompensuojamas, kažkur tai atsispindėti, kad ir neįtin geromis išraiškomis. Tai žinoma, tų pavyzdžių gali būti labai įvairių ir labai daug, bet aš pasidalinsiu keliais iš savo asmeninės patirties. Tai ką aš patyriau savo gyvenime, tai kad daugiau atvejų negu būtų normalu arba būtų harmoninga, vietose, kur kaip tik turėtų vyrauti aukščiausios logikos formos, yra kaip tik per daug to tokio man atrodo, aš manau. Ir atvirkščiai, ten, kur turėtų būti daugiausia intuicijos, daugiausia jautrumo, yra nemažai atvejų, kur yra per daug paremta faktais ir kur kaip tik trūksta to tokio švelnumo. Vien mano patirtis motinystėje labai puikiai tai patvirtina, kai aš buvau labai ilgą laiką ligoninėje su savo vaikučiais
ir skaičiau daugybę mokslinių straipsnių tiek apie žindymą, apie įvairiausius dalykus ir praktiškai viskas vyko priešingai ir labai buvo keista, kai matydavau ant sienų kabančius plakatus su visa ta informacija, kurią aš taip pat skaičiau, iš mokslinių straipsnių paremta informacija, tačiau medikai, jų nuomonės visą laiką būdavo man atrodo. Ir tas man atrodo skambėjo tikrai per daug kartų, per dažnai ir tiesiog būdavo labai daug komiškų situacijų, kur atrodo, taigi tai yra medicinos įstaiga, vieta, kur turėtų būti daugiausia logikos, daugiausia faktų, daugiausia tyrimų, vyravo visą laiką, man atrodo, aš jaučiu ir tarsi faktai kaip tik atrodo veikia prieš mane ir jie būdavo sumenkinami. O kitas pavyzdys tai mano bakalaurinis darbas. Galbūt aš neatskleisiu, ką tiksliai aš baigiau, nes nenoriu čia kažkaip juodinti tos įstaigos, nes aš manau, kad tikrai ne kiekvienas ten dirbantis žmogus tikrai taip elgiasi ir tikrai yra puikių mokslininkų ir puikių žmonių, bet galiu pasakyti, kad mano bakalaurinis darbas su mano vadovu jis buvo parašytas ant melo. Man tos studijos nepatiko ir aš norėjau jas tiesiog greičiau užbaigti ir aš neturėjau nuoširdaus susidomėjimo tą sferą, bet vis tiek reikėjo padaryti kažkokį tai tyrimą, darbą. Ir visi tie rezultatai, kurie buvo tame tyrime, bakalaurinėme darbe, jie buvo labai stipriai pakoreguoti. Ir aš atsimenu tokias kalbas labai dažnai net ir moksliniuose tyrimuose būna stipriai pakoreguotų rezultatų dėl to, kad tam yra tiesiog kažkam tai yra naudinga. Labai nenoriu šio epizodu nujuodinti kažkaip ar medicinos ar mokslo, nes tai yra labai svarbus dalykai mūsų gyvenime ir kai žmonės tai daro iš širdies, iš pašaukimo ir su nuoširdumu, viskas yra puiku tiek su mokslu, tiek ir su medicina. Ir aš labai gerbiu tos žmonės, kurie praleidžia tiek metų studijuodami tas sritis. Noriu pakalbėti apie istoriją, kad ne visą laiką tas mokslu paremta buvo ir galbūt yra geras dalykas. Kaip ir žinoma, tas pats su intuicija, pojūčiais, ne visą laiką galime ir jais pasikliauti, nes reikia visų pirma išmokti atskirti intuiciją nuo proto pinklių, nuo kažkokių tai iliuzijų. Tai kitas dalykas irgi, žinoma, gali būti neigiamas pasikliovimas vien emocijomis. Bet kadangi mes esam taip užsifiksavę ant tos logikos, tai mums kaip visuomeniai, manau, būtų sveika daugiau skirti dėmesio intuicijai, pojūčiams ir ne vien tokiam aklam sekimui faktais. Paimkime tą pačią meditaciją. Kai aš buvau vaikas, maža, atsimenu, kad kai prabildavo apie meditaciją, tai skambėdavo kaip kažkoks tai super ezoterinis, super mistiškas dalykas. Kažkas čia medituoja, kažkas čia labai kažką jau tokio mistiško daro. Šiais laikais meditacija yra, manau, labai normalus, natūralus dalykas, kurį praktikuoja daugybė žmonių, o net jeigu ir nepraktikuoja, tai dažnas yra bent jau pabandęs pamedituoti. Bet kada tas sunormalizavimas meditacijos prasidėjo? Tada, kai atsirado moksliniai tyrimai, kad meditacija sumažina stresą, sumažina depresijos simptomus, pakelia nuotaiką, padeda vėliau susikaupti. Tačiau nebuvo taip, kad prieš tai tų dalykų nebuvo. Nebuvo taip, kad prieš tai meditacija nesumažindavo streso. Tai kodėl žmonės pradėjo medituoti ir pasikliauti meditaciją? Nesakau, kad visi žmonės, bet visuomenė, taip sakykime, pradėjo pasikliauti meditaciją tik tada, kai kažkas įrodė. Argi nepakako pasikliauti savo jausmu, nuojautą.
Žinoma, mokslas šiuo atveju tikrai nėra blogas dalykas, nes jisai tik sustiprino tos argumentus šalia pajautimo, kad tikrai yra gerai, bet kame yra čia problema, kad atrodo prarandame pasitikėjimą bet kokiu savo vidiniu pojūčiu ir problema atsiranda tada, kai mums reikia fakto, nors jaučiame kažką ir savo intuiciją žinome, kad kažkas yra gerai. Panašiai ir su miško terapija. Žmonės vaikščiojo miške tūkstančius metų ir jie giliai viduje žinojo, kad tai padeda nusiraminti, kad tai padeda emociniai, psichologiniai sveikatai, dvasiniai sveikatai. Bet kodėl reikėjo būtent atrasti tą netgi savoką miško terapija, kodėl reikėjo prieiti iki tokio taško, kad reikėtų tų tyrimų, nes kitaip yra nepasikliaujama tuo jausmu, kurį turime, kai vaikščiame mišku. Tai yra labiau problema. Kaip sakiau, mokslas iš savęs nėra kažkas tai blogo ir jis yra lygiai taip pat svarbus kaip ir pojūčiai, kaip ir intuicija. Dėl mokslo mes dabar ilgiau gyvename, galime toliau ir greičiau nukeliauti. Ta prasme yra begalybė daug pozityvių dalykų, kurie atsirado mūsų gyvenime dėl mokslo. Bet kyla problema tada, kai mes užsifiksuojame, kad būtinai turi būti patvirtinta mokslo, nes kitaip tai yra nesąmonė arba pseudomokslas arba kažkoks šarlatanizmas, kas kartais gali būti tiesa, kartais iš tikrųjų žmonės apgaudinėja. Bet tas užsifiksavimas ties mokslu daro mus labai nelankščiais ir dar vienas dalykas, kad mes įsivaizduojame, kad dabar mes esame labai pažengę, bet klausimas, ar mes taip pat galvosime po 100, po 500 metų, nes žmonės praeityje taip pat galvojo, kad jie yra labai pažengę mokslo srityje, tačiau vėliau pasirodė, kad tai buvo visiškai netiesa. Tarkim, paimkime kraujo nuleidimą, tai buvo kaip būdas gydyti ligas. Tau blogai, gal turi per daug kraujo, šiek tiek nuleisim. Dabar žinome, kad tai tikrai negeras ir nesveikas būdas gydyti ligas. Kitas dalykas, tai manau, kad šiuo metu mokslų paremtų dalykų, kas susijęs su ezoterika, dvasingumu, galėtų būti daug daugiau, bet tiesiog yra per daug žmonių, kurie yra nepasiruošę priimti tų dalykų ideologiškai. Tai, kad ir paimkim tokį pavyzdį, dabar bijau aš to žmogaus vardą ne taip ištarti, nes tai nėra lietuviškas vardas pavardė, bet, pasistengsiu, bet ko gero aš negerai ištarsiu. Ignas Filip Semmelweis, vengrų kilmės mokslininkas. Gal visos istorijos nepasakosiu, jeigu norit, galit pasiguglinti, bet esmė yra ta, kad jis suprato, kad reikia plauti rankas ir higiena padeda išvengti mirčių toje ligoninėje, kur jis dirbo. Ir tiesiog prie išvados, kad higiena ir rankų plovimas būtų didelė pažanga medicinoje. Ir jis apie tai rašė įvairius darbus, siuntė kitiems medikams, tyrėjams ir panašiai, bet jis tam paskyrė praktiškai visą gyvenimą, tačiau jo teorija buvo atmesta daugybę kartų, ir jis buvo tiesiog laikomas išprotėjusiu žmogum, kad pasiūlė tokią išprotėjusią idėją plauti rankas. Ir tiesiog juo niekas netikėjo ir jis taip ir mirė. Niekas jo idėjų nepripažino ir prireikė daugybės metų, kad ta hipotezė, dabar jau žinom, kad tai yra tiesa, atgimtų vėl ir galiausiai įsigalėtų mūsų visuomenėje. Ar tai buvo netiesa?
Ne, tai buvo tiesa, tai buvo geras dalykas, kurį jis atrado, bet tiesiog tuo metu visuomenė buvo nepasiruošusi priimti tokią idėją, jis skambėjo taip absurdiškai ir taip išprotėjusiai, kad žmonės net nenorėjo žiūrėti jo eksperimentus, nenorėjo jo klausyti, tiesiog visuomenė buvo nepasiruošusi priimti to. Taip ir šiais laikais yra daugybė mokslininkų, kurie bandė ir sėkmingai patvirtino daugybę ezoterinių reiškinių, dvasinių reiškinių, ką mes laikome, kad jie yra įmanomi žiūrint ir pro mokslinę prizmę ir iš faktinės perspektyvos. Tačiau tie tyrimai, jie dažnai yra nustumiami į šoną arba nepasiekia antraščių, nes tiesiog tai atrodo toksai beprotiškas dalykas, toksai sunkiai patikimas dalykas, kad daugybė mokslininkų net nenori gilintis į tos tyrimus, nes tai atrodo tiesiog absurdiška. Ir aš nebejoju, kad senovėje gyvenę žmonės, senovinėse civilizacijose egzistavę žmonės, jų mokslas buvo visiškai kitoks negu mūsų, bet jie buvo atradę, manau, nerealių dalykų, nuostabių dalykų, kurie vėliau buvo prarasti ir šiuo metu galbūt laikomi, neparemtais mokslu, nesąmonėmis, bet tai nereiškia, kad tai yra nesąmonė, tai nereiškia, kad tai neveikia, tai tiesiog reiškia, kad šiuo metu mokslas to nepripažino dar. Tai va, o dabar noriu dar pasidalinti šiek tiek asmeniniais dalykais, kaip nutiko taip, kad aš pradėjau burti. Nes tie, kas mane sekate iš seniau, žinote, kad ypatingai praeityje aš labai mėgdavau pabrėžti savo įrašuose, kad kiek aš čia sertifikatų turiu, kaip astrologija yra paremta mokslu. Ir jinai iš tikrųjų yra padarytas ne vienas tyrimas, kurį galima laikyti, manau, moksliniu tyrimu, su faktais, tikrai daug žmonių buvo ištirta. Dabar nevardinsiu tų konkrečių tyrimų, bet tikrai buvo ne kartas, kai dalinausi. Ir labai aš kažkaip užsikabinau ant tos frazės, kad čia paremta logika, paremta mokslu. Ir turėjau labai kitokią nuomonę apie būrėjas, negu turiu dabar. Ir nuolat mėgdavau sakyti, kad astrologija tai ne būrimas ir būdavo, kad net ir įsižeisdavau, kad kai kažkas parašydavo, ar galit man išburti astrologiškai, tai aš ten parašydavau paklodę, kaip astrologija yra paremta matematika, kas yra tiesa, ir kad tai jokių būdų nėra būrimas. Tai pradėsiu nuo pradžių iš viso, kodėl aš šitą astrologiją atėjau ir kaip nutiko taip, kad aš pradėjau burti runomis ir orakulo kortomis. Tai mane nuo pat ankstyvos paauglystės, vaikystės, sakyčiau, labai traukė ezoterika. O astrologija man tapo pati patogiausia ezoterikos šaka, nes ji yra pati logiškiausia arba viena iš logiškiausių. Ir kadangi ji tokia logiška, tai aš kažkur giliai viduje tikėdavausi, kad manęs galbūt kiti taip stipriai neteis, jeigu aš pasirinksiu astrologiją. Aišku, aš tuo metu taip negalvojau ir aš nesupratau, kad tai glūdi mano pasąmonėje. Bet rinkdamasi būtent astrologiją iš ezoterikos, aš bandžiau save apsaugoti. Žmogui, kuris patyrė 2 metus ištisai trunkančias patyčias mokykloje, tas toks apsisaugojimas, jisai buvo labai svarbus, nes tos patyčios mane tikrai labai paliko stiprių traumų. Ir be to aš esu žmogus, natūralu, kad man norisi patikti kitiems, tai yra žmogiškas dalykas, kad kiekvienas nori jaustis priimtų, mylimų, nelaikomų kažkokiu ten bepročiu. Ir astrologija, kadangi mane traukė ezoterikas, astrologija man buvo ko gero patogiausia, nes aš galėjau ją kažkaip tai logiškai pateisinti kitiems.
Tai buvo mano gelbėjimosi toksai kaip ratas, nebūti laikoma pamišusią kažkokią tai. Nes kas jungia, pavyzdžiui, astrologiją, matematiką, fiziką, tai astrologija neįmanoma tikėti, nes tai yra tiesiog paremta skaičiavimais. Tai man iki šiol šiek tiek juokinga yra, bet aš suprantu, kad čia ne iš blogo žmonės taip sako, tiesiog dėl to, kad nežino, bet kai klausia kažkas arba sako, aš netikiu astrologiją, arba kai klausia, ar tu tiki astrologiją, tai čia, astrologija ne religija. Tai nepriklausomai nuo to, ar tu tiki ar netiki, jinai vis tiek savo darbą daro, lygiai taip pat kaip gravitacija, jinai, nesvarbu, ar tu ją tiki ar netiki, jinai vis tiek yra. O jeigu netiki, tai tiesiog dėl to, kad per mažai žinai. Nes jeigu žmogus sako, kaip pavyzdys, kad jo kaimynas pasipūtęs dėl to, nes jisai yra liūtas, tai žinoma, kad žmogus nelabai kažką žino apie astrologiją, nes tai yra išties platus dalykas, tiesiog, kad spaudoje jis pateikiamas labai taip, supaprastintai būtų per silpnas žodis, bet labai supaprastintai. Bet šiandien nekalbam apie astrologiją. Tai galiu pasakyti, kad man išties būdavo pradžioje, kai tapau astrologė, nejauku pasakyti, kad aš esu astrologė. Ir man atrodo, gal aš dėl to taip apsėstai beveik mokiausi tos astrologijos, kursas po kurso, kartais netgi keletą kursų vienu metu, ir tai buvo ištisai, kas šiaip nėra blogai, tai yra geras dalykas, nes aš išties daug labai žinių sukaupiau. Bet man atrodo, kad tas toks intensyvumas to mokymosi ir kursų buvo labiau apie tai, kad man reikėjo prisidengti kažkokią tai informaciją, logiką, kad pažiūrėkit, aš mokiausi, tai yra mokslas, tai yra logika, tarsi kažkoks bandymas įrodyti kitiems, kad tai yra logiška. Tačiau jeigu ten žmogus prikaupia daugiau sertifikatų, daugiau knygų, daugiau kursų, tai nebūtinai reiškia daugiau išminties. Nes gerai, jeigu tą informaciją panaudoji, bet kai jos būna per daug, kai tiesiog mokaisi tam, kad mokytumeisi ar tam, kad kažką, kad pakeltum savo savivertę, tai tos nepanaudotos žinios tiesiog tampa proto šiukšlėmis. Ir jos galiausiai tos savivertės vis tiek nepakelia. Vėliau aš, žinoma, bėgant metams pati tobulėjau kaip žmogus ir atsikračiau įvairių traumų ir, žinoma, visą laiką yra kur tobulėti. Tai tikrai nesakau, kad man nėra kur padirbėti, yra kaip ir kiekvienam žmogui, bet tiesiog pradėjau labiau atsiverti ir mane labiau pradėjo dominti gilesnės tokios sritys, kaip runos, orakulo kortos, įvairios kitos energetinės praktikos reikia. Ir aš tada pradėjau dalyvauti įvairiuose kursuose, jau nebe su astrologija susijusiuose, bet su bioenergetika, su energijomis. Ir tie kursai man iš tikrųjų davė labai daug žinių ir nuostabų pagrindą, bet buvo toks momentas, kur aš jaučiau, kad aš jau žinau, jau aš suprantu, jau aš moku, kaip atskirti intuiciją nuo emocijų arba nuo minčių, bet aš kažkaip buvau vis tiek išsikibusi, kad man reikia daugiau dar išmokti, dar truputėlį, dar pagilinti tas žinias. Ir siekdama daugiau, aš iš esmės neprisidėjau prie savo praktikos pagerinimo, taip aš tiesiog kažkaip bandžiau tarsi susikurti storesnį šarvą. Atrodo, kad jeigu mane kažkas dabar užpuls, kad aš čia kažkokia tai šarlatanė, tai palaukit, aš jums parodysiu savo sertifikatus. Aišku, nei kažkas ten mane puolė, nei ketino pulti, bet toksai vidinis buvo įsikabinimas į tą logiką, kad būtinai turi būti čia kažkas paremta kažkuo ir neužtenka vidinio pojūčio. Žinoma, dabar jau taip aš bent jau didžiąją laiko dalį taip tikrai nebesijaučiu ir aš suvokiau, kame yra šaknis viso to tokio, net nežinau kaip jį pavadinti, gal
apsėdimo kursais, apsėdimo mokymusi, kas, sakau, yra gerai žinios, bet tiesiog viskame gyvenime turi būti harmonija. Turi būti ir praktikos, ir žinių, ir šis epizodas šiek tiek toksai galbūt chaotiškas buvo ir aš ilgą laiką galvojau, ar man iš viso čia įrašinėti tokį dalyką, bet jaučiau kažkokį vidinį impulsą, kad reikia pasidalinti šiuo įrašu. Dar kas mane ypatingai paskatino, tai perskaičiau vieną komentarą po vienu iš savo video ir ten žmogus rašė labai stipriai apie tą tokį paremtą mokslu. Tai kažkaip mane užmotivavo tas komentaras galutinai, kad reikia apie tai kalbėti. Ir aišku, man šis epizodas man yra pakankamai jautrus, nes aš atveriu savo netobulumą juo, atveriu dalykus, kuriuos, patys suprantat, nėra malonu dalintis tuo, kas yra jautru, kas buvo skaudu. Bet aš tiesiog tikiuosi, kad jis padės bent keliems žmonėms susimastyti, kad taip, paremta mokslu yra puiku ir mokslas yra geras dalykas, medicina mus gelbsti kiekvieną dieną, technologijos gali būti geras dalykas, bet neatiduokime visos valdžios, viso savo gyvenimo tai frazei paremta mokslu. Jeigu jūs jaučiate, kad jums kažkokia tai praktika tinka, jeigu jūs traukia iš vidaus, jeigu jūsų intuicija sako, kad man veikia šitas, aš jaučiu kažką tai savo kūne, pasitikėkit tuo jausmu šiek tiek dažniau. Logika turi savo vietą, bet nereikia išstumti intuicijos, nereikia išstumti emocijų, nereikia išstumti savo pojūčių. Ir jeigu kažkas nėra paremta mokslu, tai dar nereiškia, kad tai yra kvaila ar kad tai neveikia. Tai tiek šį kartą, kaip visada, jeigu jums patiko, buvo įdomu šis epizodas, būčiau be galo dėkinga, jeigu pasidalintumėte juo ir su kitais žmonėmis, kuriems jis gali būti įdomus, aktualus. Noriu priminti, kad atlieku runų skaitimus, orakulo kortų skaitimus įvairiems klausimams, arba tiesiog, jeigu žmogus yra pasimetęs gyvenime ir jaučia kažkokį tai nerimą, nežinomybę dėl santykių, dėl karjeros, finansų, iš tikrųjų visai nesvarbu, kas tai būtų, tiesiog tokį ar nerimą, ar nežinomybę, ar jeigu jaučiatės, kad nuolat sukatės ratu toje pačioje situacijoje ir nežinote, kaip iš to išeiti, reikia kažkokio galbūt patarimo, pagalbos, tai tom situacijom puikiai tinka tiek runų skaitimas, tiek orakulo kortų skaitimas. Ir žinoma, atlieku metinės astrologinės apžvalgas. Tai jos yra atliekamos 12 mėnesių, visai nesvarbu nuo kokio mėnesio, nuo pasirinkto mėnesio, tiesiog pakalbu, aptariu visas pačias svarbiausias energijas metų eigoje ir kokios sielos pamokos laukia ir kokios energijos tikėtis, kaip su jomis reikėtų tvarkytis ir panašiai. Tai tiek šį kartą ir iki susitikimo mano kitose epizoduose.